Gal įvestų. Sveiki. Norėjau pasiteirauti, ar įmanoma kažkur elektriniam paspirtukui pereiti technikinį? Čia kokiame mieste? Nėra skirtumo, man gali būti Kaunas. Tai pasakysiu telefono numerį. Gerai. 837 837 243 243 110. 110. Techninio apžiūros. Gerai, ačiū Jums. Geros dienos. 837 243 110. Labą rytą. Labą rytą, techninė apžiūra, labą rytą. Taip, norėjau pasiteirauti, ar įmanoma technikinį pereiti paspirtukui? Kam tokia? Paspirtukui. Nu, nes dabar policija sako, kad turi būti technikinis, tai aš... Šarūnai. Palaukit. Elektriniam paspirtukui. Paspirtukas techninė apžiūra. Nedu. Žinokit, nežinau. Dar negirdėjau tokio bairio. Nu, toks įstatymas priimtas, tai... Palaukit, einu pas viršininką. Duoda viršininką jums. Gerai. Taip, klausom. Labą rytą. Labas rytas. Norėjau pasiteirauti, ar įmanoma elektriniam paspirtukui pereiti technikinį? Jūs registruosit, tada perėsit. Nėra pas mumis. Niekas dar nebus pirmas, kad praėjo technikai. Bet galima. Ne. Tai kaip supras, tai kam registruotis, jeigu negalima? Ne, tai jis skirtas eismui ar važinėt kažkur tai. Nu, jisai, kadangi viršė kilovatą, jam reikia technikinio, tai... Jūs kreipkitės į ekspertus. Bet dar nieks neregistravo paspirtukų. Supratau. Nėra tokius galimybių. Tai, o tai... Ir kreipkitės į Transekstą. Tegul jie tenai su LTSA galvoja. Mes neužsiimam šitų. Transekstą? Taip, į LTSA ir į Transekstą. Žiūrėkit, tai, pavyzdžiui, jeigu norėčiau pas jūs, tai neįmanoma pereiti. Jūs ne pas mumis kreipkitės. Jūs į LTSA įsiaiškinkit, ar jis iš vis bus registruotas ir į Transekstą. Gerai, Pirmą įsiaiškinkit. supratau, gerai. Buvo tų paspirtukų, kur dideli, baigėsi. Viskas sėkmės, sulaukti. Gerai, ačiū visą.